Sveiki visi, mano vardas Adomas ir šiandieną turime laikrodį su viena ikoniškiausių išvaizdų, užsienyje dar geriau žinomų kaip G-Shock Square, tačiau apžvelgsime ne paprastą, o metalinę versiją su daug daugiau funkcijų, Bluetooth, saulės baterija ir kitomis, taigi pasižiūrim. Šito laikrodžio apžvalgą lėmė tai, jog buvau nupirkęs taip pat metalinį G-Shocką, tačiau jis buvo su modifikuotu, neoriginaliu korpusu, todėl pasidarė įdomu, kaip visgi atrodo ir jaučiasi originalus metalinis G-Shock ant rankos, taigi šiandieną pabandysiu jį pristatyti su visom funkcijom ir nešiojimo ypatumais. Ties dėžute per daug neapsistosim, ji paprasta, kartoninė, iš tikrųjų nieko ypatingo, viduje dar viena aliuminė dėžutė, bet nešiojimas bus laikrodis, ne dėžutė, kaip ir viskas tvarkingai. Pradedant nuo dydžio, apskritai šio tipo stačiakampio dizaino G-Shockai yra vieni mažiausių G-Shock linijoje, taip pat būnant ir seniausių leidimu. Metalinis korpusas prisideda prie bendro dydžio, štai taip laikrodis atrodo ant mano 18 cm riešo. Kaip esu minėjęs praeitose apžvalgose, G-Shockam taikau išimtį, kai klausimas eina apie dydį, taigi ir šiuo metu, manau, ant mano riešo jis atrodo tikrai labai gerai. Korpuso ilgis 49,3 mm, diametras 43,2, storis apie 13 mm, o su metalinė apyrankė jis sveria 167 gramus. Laikrodis dėvisi patogiai ir žvelgiant iš šono aiškiai matosi, kad jis tikrai bus pastebėtas aplinkinių, ypatingai būdamas bordo spalvos. Šis G-Shock modelis vienas mano mėgstamiausių ir tikrai ant riešo guli labai gerai. Toliau tęsiant apie patogumą, apyrankė kokybiška, nėra aštrių kampų, kas neretai pastebima ant mano minėtų neoriginalių metalinių korpusų. Nareliai labai gražiai šoka šviesoje, taip pat ir sumažinimas apyrankės labai paprastas. Nereikia jokių atsuktuvų, nes nareliai sujungti su, kaip aš vadinu, auselėmis, su spyruokle, panašiomis į tas, kurios dedasi tvirtinant laikrodžio apyrankę. Taip pat užsegimas kokybiškas, yra mikroreguliavimas, iš apyrankės pusės turiu tik pagirimus, neigiamų aspektų neradau. Kalbant apie paviršius ir pasirinktą bordo spalvą, šioje vietoje reikalinga įvertinti kelis aspektus. Pats laikrodis yra iš nerūdijančio plieno, nudažytas dažais, taip yra ir ant kitų modelių, aukso bei juodos spalvos. Vienintelis sidabrinis modelis yra nedažytas, o tai reiškia, jog jis nenusitrins. Šio laikrodžio korpusas su laiku dėvėsis, atsiras pabraižymų ir galiausiai pasimatys sidabrinė nerūdijančio plieno spalva. Seniau aš į tai žiūrėjau neigiamai, tačiau dabar manau, kad tai laikrodžiui suteikia charakterio. Būtent įbrėžimai parodo, jog laikrodis yra dėvimas ir naudojamas pagal paskirtį. Taigi šioje vietoje spręsti jums, tačiau mano manimu būtent toks išbaigimas tik prideda įdomumo bedėvint laikrodį, o paviršiai išbaigti gražiai, matomas kontrastas tarp korpuso ir apyrankės, kadangi korpusas nupoliruotas, o pats bezelis ir apyrankė nušveisti, nugarėlė juoda, užsukama, taip pat laikrodis turi 200 m vandens atsparumą, todėl ne tik galima laisvai maudytis, bet kartu ir nardyti jei yra poreikis, taigi tikrai nereikės jo nusiminėti ir jaudintis, ar jis nesušlapo. Taip pat ekranas paspaudus viršutinį dešinį mygtuką šviečia tamsoje, ši funkcija naudinga tiek naktį, tiek giliuose vandenyse, tačiau jei planuojate nardyti, reikėtų nustatyti automatinį švietimą paverčiant riešą, tai galima padaryti laikant viršutinį dešinį mygtuką. Spaudinėjant mygtukus vandenyje yra tikimybė į vidų prileisti vandens. Taigi stikliukas pakankamai gerai apsaugotas, sumažinant susibraižymo galimybę. Pats laikrodžio veidas labai gražiai suderintas su bendromis spalvomis, įkomponuota auksinė spalva užrašams ir taip pat šioje vietoje labai tinka plytinės sienos raštas aplink ekraniuką, o pats jis yra neigiamas, angliškai vadinamas negative display. Mano manimu šioje vietoje daug gražiau atrodo šviesus užrašai ant juodo ekrano nei atvirkščiai. Išdėstymas taip pat labai patogus, apačioje laikas, viršuje kairėje savaitės diena, o dešinėje mėnesis ir diena. Bendrai dizaino elementai ne tik labai gražiai suderinti vienas su kitu, bet taip pat viskas apgalvota ir iš funkcionalumo pusės, laikrodis atrodo patogus naudoti. Kalbant apie funkcijas, laikrodėje yra Multi-Band 6 Atomic Timekeeping. Ši funkcija leidžia laikrodžiui pačiam susikalibruoti tikslų laiką radijo signalu pagal vieną iš 6 atominių laikrodžių bokštų pasaulyje. 2 iš jų Japonijoje bei po vieną Kinijoje, Amerikoje, Anglijoje ir Vokietijoje. Lietuvoje laikrodis dažnai pagauna Vokietijoje esantį bokštą. Per Bluetooth ryšį, kuris sinchronizuoja laikrodį su išmaniuoju telefonu, galimi automatiniai laiko atnaujinimai per telefoną tiesiai į laikrodį.
laikrodį, pasaulio laiko nustatymas, telefono paieškos funkcija ir prieiga prie papildomų funkcijų per Casio Watch app. Laikrodis taip pat turi chronometrą, laikmatį, 5 žadintuvus, pasaulio laiką bei LED apšvietimą. Naudojant TUF Solar technologiją jis įkraunamas pasitelkiant saulės arba dirbtinę šviesą, užtikrinant ilgą baterijos veikimo laiką, o apie baterijos keitimą bus galima pamiršti ilgam, nešiojant jį kasdien laikrodis pilnai įsikrauna, taigi, kaip matoma, funkcijų apstu. Apibendrinant, sakyčiau, laikrodis tikrai labiau entuziastams, kadangi turi daugybę funkcijų ir savybių, kurių žmogui nesidominčiam laikrodžiui paprasčiausiai nereikės. Tačiau asmeniui, kuris tikrai domisi G-Shock, mano manymu šis modelis gali pasiūlyti daugiau nei pakankamai. Kiekviena funkcija naudinga, laikas rodomas be galo tiksliai, turi daug personalizuotų aspektų per programėlę, o ir pats laikrodis tikrai atlaikys daugybę metų su kiekvienu kovos randu, primenant skirtingas istorijas, kurias apturėsite su laikrodžiu. Nors yra keli niuansai, kuriuos paminėjau, mano vertinimas vis tiek išlieka labai geras ir laikrodį tikrai rekomenduoju. Iš manęs būtų tiek, kaip visada, labai ačiū, kad skyrėte man savo laiką ir žiūrėjote. Iki.